Vakar kažkaip baisiau buvo. Girdžiu prie spinos. Kažkas bando įeiti pas mūsų skambir. Bar duris. Sutiriusi, kad atsistojęs. What the fuck? Girdi, rusų turistai iš vis pelių negauna. Tokia mūsų kavos gerimo vieta. Atsisėdi savo čia kepi mesikę. Viršininkas ateina irgi nori išgerti. Ką jūs galvojate, čia vieni turistai tik tais geria? Aš žvejyba Lietuvoje, Turkijoje. Gramiuką, veriukai. Taip ir dingsta vaikai Turkijoje. Labas rytas. Štai mūsų antra diena. Ką rodo laipsniai? 22 dabar. 9 valandos ryto. Vaizdelis. Einam pusryčių, žiūrėsim, kokį šiandien gaidį duos. Ta pati, kur ir vakar turbūt. Lėlės ten, ne? Lėlės. Nu, laukai bananą jau. Nu, kaip įvertinsite pusryčius šiandieninis? Jau maždaug žinom, kaip kas kur. Tai, ką žinom, normalūs tie pusryčiai. Na, man irgi šiandien normaliai kažkaip 8 duočiau iš 10. Na, už kokius 7 gal. Vakar kažkaip baisiau buvo. Bet šiandien normaliai skaniai visai valgiau. Nu, bandom eit prie jūros atsigerti kavikės. Bet jam pampersą reikia pakeisti. O, tai jam reikia eiti tada pampersą pakeisti. Vakar nuėjom mėgoti, ne taip į anksti, kokį 10:30. Tie nusmiga, aš tą teliką žiūriu, o ten kieme, karačia, tai yra ne kieme. Po visą viešbutį, ten variniai, ten su ratukais važiuoji, kažkas tai laksta, riekoj, šūkoj, braiža, baldus stumda. Nu, aš teliką tenai žiūriu, girdžiu prie spinos. Kažkas bando įeiti pas mūsų skambir. Na gerai, aš tavo čia žiūriu teliką. Po kokios minutės. Bar duris. What? Iššokau, yra čia iš... Sutiriusi, kad atsistojęs pradarau duris. What the fuck? Atsistojus babėja kažkokia. Izvinyti. Yra čia... Tie girti rusų turistai, tai iš vis pelių negauna. Jeigu neatsirakint, tai neatsirakint. Tai kam dar ten reikia barškinti tas duris, aš nesuprantu. Jie atrodo, kad toks. Kitą kartą aš blemba, paskui dasikai, kad ateis, pasimsiu kamerą iš karto filmuoti. Šagės. Tokio greičio. Štai čia mūsų nuostabi kavos gerimo vieta. O, bičias, žiūrėk ant stogą. Morning. Tai va, reikia kavos pasidaryti ir kažkur sėsti. Nežinau, ar labai ant saulės sėsim ar kaip. Tokia mūsų kavos gerimo vieta. Šitas vaizdas nuguls ant mano kompiuterio desktopo.
Kaip visada. Nu ką geria? Karštoka biški, ne? Biški karštoka. Negaliu patikėti, kad reikės grįžti. Į tą šaltį ir niūrą orą. Katytė valgo bulką. Tiek neišrankė. Nu, mažiau jau, bet iš serijos dar yra. Kur noriu, ten bėgu. Man nesvarbu, einat jūs iš paskos, neinat iš paskos. Bet jau mažiau. Jau biškai šalia arčiau truputį pabūna. Pirmą kartą matau, kad viešbučio teritorijoje šunikas laikytų. Būda, viskas. Nu va čia gozlėme gal irgi kepa, bet gal ne sezoną čia. Metas dabar yra tai. Ai ne, yra kepa, nuo 11 iki pusė 4. Oi, išeinam tokią va šluotą paspaudyti, kad degtukas tvarkytų kambarį. Nu va, o mes tai prie jūros. Kol mums kambariuką tvarkys. Jei, spaudžiam. Pip, tą, ne? Noriu labai paspausti. Nu va, toks mūsų kasdieninis darbas. Pirmyn atgal. Kadangi dar tik tais pakankamai naujas mūsų darbas yra, dar neatsibodo. Tai vietinės pramogos jau. Jau gozlėme kepa, ne? Bet paskutinė patirtis buvo labai prasta pas Ievą, tai nenori ragauti gozlėmės. Per mažai laiko praėjo. Dar vis prisimeni, kaip buvo. Wow. Tos gėlės, sakau, pavasarį buvom Kiprė žydi, rudenį žydi, visada jos žydi. Nu va, vėl mes čia. Jūra, jei. Nu, kažkaip taip įsitaisam. Op, ten ekskavatorius pradėjo dirbti. Kad neišvys mūsų iš čia. Nes tik atėjom į viskas. Babos rūko taip smarčiai, kad vemt net noris. Tikiuosi čia neužuosim bent jau. Pagaminame suvenyrą. Imk įdėk kriaukytę. Akmeniuką įdėk. Įdėk akmeniuką. Netelpa. Šaunuolis. Nu va. Pasirašėm savo suvenyrą. Iš šio nuostabaus paplūdimio su nuostabiais vaizdais. Aišku, smėlis galėtų būti gražesnis, bet tie kalnų vaizdai šalia jūros, tai jie tikrai yra užburiantis. Nu, va ten yra Antalijos miestas visur. Apie 35 km nuo mūsų gyvenvietės. Nu ką, pietauji? Mano nuomonė šiandien prasčiau, nes net vištienos nėra. Bet mes šiandien pasikeitėm vaizdais, tai aš šiandien su vaizdu jūra, o Ieva į mane. Na ir kalnas. Skanu. Svarbiausia, ten tas baras yra geras. Kur tiekia laimės eliksyrus. Noriu pafilmuoti, kai varna maudos, bet jinai bijo. Nu, mes ką, pietų užsimiegojimo procedūras einam vykdyti. Mes turim ką, biškį pamiegoti ir mes pailsėtumėm. Gal dar eisim, kai užmigs, pažiūrėti, ką pas mumis gerą valgį duot pačiam viešbutyje. Šventoji vasara. Išėjom ir kalbamės. Iš karto vasarą tokią šilumą duod.
Tik ką kalbėjom, kaip ramu, kaip nėra mašinų. Mėau. Nu, bet va čia ką, tu pravažiavo, tai ramu. Tai toks atokesnis. Nei žmonių, nei mašinų, toks kai šventuojoj pradžioj sezono arba pabaigoj sezono. Tuščia. Tik tai viskas veikia, šventoji jau nebeveikia, kavinės niek. Labai fain. Vo, toks va kempingas. Palapinę gali pasistatyti. Į savo gyventi. Ko ne šventuoji. Namukai kai šventuoji. Čia dar gal gražesnį. Ja, naujoviški, modernus atrodom. Rimta pušis. Ten kempingas. Dar neparduotas žemės dideliem viešbučiam. Nu jo. Kaip gali būti religija kažkokia tai teisinga, kur engia žmonių laisvės ir žmonių pasirinkimą. Aš tai nesuprantu. Nu, tai dabar moteris vienai gali, kitai negali. Vienai vyrs leidž, kitai kaip gali. Vyrs draust kažką. Tai jie čia porą eina, čia tie porai, čia jie visi kartu eina. Nu, kaip ne vyrs, o tai kas? Gal vyrsas karą, jis matas karą. Aha. Religija eina. Jo, kurią sugalvojo vyras, ne? Aš tai nesuprantu. Kaip gali žmogus draust kitam žmogui kažką daryti. Arba liepti nedaryti, arba... Iš vis nieko negali liepti daryti arba nedaryti. Nu, einam ten to takeliukų pasivaikščiosim. Namai, nameliukai sustatyti, bet tai va, šiko tau ne romantika tokiam pagyvent, ką atsisėdi savo čia kepi mėsikę, pasižiūri, va, vaizdas, jūra. Eiktis, jeigu dar į tą jūrą, čia to vietoj saulė leistas, tai iš vis čia fantastiška vieta būtų, ne? Eiktis savo kaip įdomiai, ne, pasidarė. Va, babulka. Valgydaras kažką tai. Pečius pasišildint. Nu, gal čia ir matai ir žiemą. Gali savo atvažiuoti prie jūros pabūti. Ką? Tas jau rimtas. Jau su žaliuzėm užleistom. Jau gali būti taip. Va, parašyta, kad negalim įeiti turistam čia. Norėtumėm dar nueit pasivaikščiot, bet jau bičas palūža. Jeigu vaikščiosim, tai paskiau nebus mums patiem kada pailsėti. Ten mūsų tiltas. Nu, buvom pažiūrėti, kad čia gera duoti, tai nieko gera. Nestebuklas. Geriau jau ten prie jūros palesti. Pažiūrėk, čia nežinau, iš viską valgytų. To maisto yra, bet kai jisai, Nežinau. nieko gero. Dar žuvės kažkokie. Kažkokie Troškuliukai. Troškinukai, ten makaliukai, tą pačią krūtinėlę, kur vakar valgiau galakutą kažkokią. Tai jau kažkokia nebe tokia, kaip vakar buvo skanesnė. Na, einam gal ilsėtis, gal dabar biškai pamėguoti išeisim. Aha, jeigu neatsikels. Turi greičiau varyti. Nu, mes jau čia. Iš pirmą kartą važiuoti nepavyko. Nes tik paėmiau roką su vežimu, laiptus nunešti. Atsibuda. Teka, eit atgal, dar račiuką apsukti. Bet jau mes čia. Gerai pakimarinau. Dabar einu ledų pasimt.
Ben de geçmeden alırım. Benden ne kesiyorsun? Ne işin var benim biletim? Abi bireysel emekliyim. Ben emekli olmak istemiyorum. Abi sen bilirsin. İstemiyorsan isteme. Ledus paėmiau, gėrimus paėmiau. Kažkoks jaunimėlis ten dirba, kaip matėt, į popierinį man pripylė kokteilį. Į popierinį podelį man pripylė kokteilį. Sakau, čia su alkoholiu, jo, jasne. Sakau, tai pilgi, tą. Sako, čia standartas. Ką, sakau? Prieš pusę valandos tai buvo tokį podelį, dabar standartas toks atsirado. Žalis jaunimėlis ir vapšė. Pasileidę plaukas. Tai kaip traktorius išrausė. Aš einu, gaudau tą šunį, noriu duoti paėsti jam. Bet kažką grybą pjaunčia. Eik čia. Tas baigštus. Eik čia. Eik čia. Eik čia. Ką čia dabar su smėliu valgys? Eik, eik, eik. Nu, katinui daviau čia tą krūtinėlę. Kalakutą, kur valgiau per pietus. Katinui daviau, tai katinas nenorėjo, nors toks perkaręs visas. O šuniui tiko. Kvepia skaniai. Dabar tik tai reikia palaut, kol pavalgęs. Susirinkti šiukšlės reikės. Nu, va, traktorius taip va. Išrūsė viską. Kaži Lietuvai taip su to ekskavatorium pakastum pliažą. Čia gautum tai felniuką mažai nepasirodytų. Čia kadangi turi jie tos pakrantės kokius 5000 kilometrų. Tai va ką nori tą daro prie savo viešbučio. Čia vietiniai žvejojau, antrą dieną matom. Nežinau, pagavo kažką. Girdėjau, sako, tik ant bulkos. Bulka didžiausia padėta. Ant bulkos, ant makaroną žvejojau. Vakar matėm kažkokį tokį mažiuką žuveliuką pagavo. Tie, katė pas Roką lipa vežimą tiesiog. Tai, šie katė, paglostėm katę. Išė, ate katytė. Ate katytė. Katė, galiu. Va čia, raudonas, va čia. Va čia. Saulė vėl už kalno pasislėpė. Po 4:19 visi žmonės iš pliažą. Pliažas tuščias. Na ką mes, va. Tusnam. Ten dabar šviečia. Tas kalnas ten labai gražiai apšviestas. Norėčiau ten. Bet nėra galimybių. Noriu įkopti. Mes turim naują vaiką. Va. Ateina šeimininkas, dabar Įsitaisė. Dabar ateis šeimininkas ir tau duosi kailį. Dabar tai tu gausi. Dabar tai tu gausi. Josus. Negalima taip mušt katiną. O tu geriau varyk iš vežimo. Jau bėg geriau, žinok, gausi tu dar. Bėg. Kaip ten neprognozuoja.
Bėg, gausi. Kas yra? O tavo vežimą buvo užokupavęs, ne? Dabar noriu priduoti tam katinui, kad daugiau nebelystų į tavo vežimą, taip? Gerai, pabėgo tas katinas, viskas. Pabėgo, einam. Tas nenaudėlis grįžo, vaikų vežimėlių grobikas. Nu, hebrikė prasidarė tokių vienkartinių. Viršininkas ateina irgi nori išgerti. Ką jūs galvojate, čia vieni turistai tik tais geri? Nifiga. Jie irgi čia vietiniai pavara. Nu, tai vyrai išleidė žvejybą. Tai va čia, nieks, kai saka, nesikeičia. A žvejyba Lietuvoje, a Turkijoje. Gramiuką, veriukai, prie meškerikės. Gerai, kada ne paskutinis vakaras pasigrožėti tais vaizdais. O, bičias vara. Vėl vos nenugriuvo. O taip ir dingsta vaikai Turkijoje. Žiūrėk, kur bėgi. Tai žiūrėk, kur tai eina, taip. Žiūrėk, kur eina. O, lemputė nebedega. Sutvarkė mum kambarį. O tai kur gulbės? Aš tai nesuprantu. 2 eurus. A čia tipo, čia gulbė? Nu čia kažkoks. O, kokia faina gulbė. Čia viešbutis, ko Tai jau tu nori? ką, gulbių noriu, o pampersus bent jau išnešė iš tualetą? Na, nepatinka. Jie išnešė čia kamputį buvau susidėjęs. Gerai. Už 2 eurus.